Sveiki, tęsiant filmavimo ciklą apie Lietuvos kariuomenės pajėgose naudotą karinę techniką, kuri randasi Vytauto didžiojo karo muziejuje karo technikos ekspozicijoje. Šiandien mes jums pristatysime karinėse oro pajėgose Šiaulių aviacijos bazėje naudotą priešgaisrinį automobilį Paimonė. Daugiau apie šį priešgaisrinį automobilį mums papasakos vyr seržantas Paulius Molerčikas. Ši priešgaisrinė technika pradėta eksploatuoti karinėse oro pajėgose Šiaulių aviacijos bazėje. Taip, trumpai apie šių automobilių mažą istoriją, kaip ir šis ir kitas automobilis turi savo išskirtinumą dėl to, kad kai 2004 metais kovo 29 dieną Lietuva tapo NATO nare, šie pirmieji automobiliai sutiko belgų naikintuvus ir juos valdė miesto priešgaisrinė tarnyba. Tada aviacijos bazė neturėjo savo priešgaisrinės grandies ir buvo nuspręsta ją įkurti, tai 2005 metais aviacijos bazėje buvo įkurta priešgaisrinė gelbėjimo grandis, kuri pradėjo šiuos automobilius eksploatuoti. Kur ir kaip vyko karių parengimas dirbti su šiuo priešgaisriniu automobiliu? Kai mes šitą automobilį perėmėm iš miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, patys miesto ugniagesiai mus apmokino su šia technika elgtis, ją eksploatuoti ir naudoti pačią gelbėjimo įrangą, kuri buvo sukomplektuota šiame priešgaisrinėme automobilyje. Tai įvyko pilną darbo dieną, nes buvo papasakota apie visas savybės ir jo galimybės. Ir tai vyko kiekvieną budėjimą, nes šį automobilį įvaldyti reikėjo specialių įgūdžių, specialios patirties, galima sakyti, susidraugauti su juo. Trumpai papasakokite apie šį priešgaisrinį automobilį, jo techninės savybės, įrangą. Šitą automobilį sudaro, kaip matot, priekinis lafetas, yra naudojamas gesinti orlaivių važiuokliai įsiliejusiam kurui padengti putomis. Jo išeiga yra 800 litrų per minutę. Toliau ant šio automobilio yra sumontuotas viršutinis lafetas, kuris yra skirtas lėktuvų fiuzeliažui gesinti. Jo išeiga yra 4500 litrų per minutę. Tai va, tai šiam automobiliui užtenka dirbti gesinant orlaivį tik tai 1 minutės, nes jis veža vandenį tik tai 4500. O putų su savim turi 540. Tai jeigu apimant visą gesinimo procesą, tai gan trumpas, bet efektyvus šio automobilio darbas. Šį automobilį vairuodavo 3 ugniagesiai, visi jį galėjo ir mokėjo vairuoti. Tos dienos budėjime būdavo vienas vairuotojas ir 2 ugniagesiai, kurie sėdėdavo šalia. Įvykus įvykiui, privažiavus prie kažkokio orlaivio, tai būdavo pradedama gesinti su priekiniu lafetu. Jeigu to neužtenka, kitas ugniagesys lipa ant stogo ir pradeda valdyti viršutinį lafetą. O trečias ugniagesys bėga į išorę ir pradeda vynioti gesinimo žarnas. Automobilis gali gesinti apytiksliai apie 100 metrų nuo orlaivio. Taip, šitas automobilis yra mažesnis, kadangi jau ir galima pasižiūrėti ratų mažiau, tai jisai yra 4x4, jisai greitesnis dėl to, kad veža mažesnį kiekį vandens. Jo viduje buvo sukomplektuota, kaip sakiau, ne tik žarnos, bet ir gelbėjimo hidraulinė įranga lukas, kurioje buvo žirklės, plėstuvai, jeigu kažkur reikėdavo kažką nutempti, nukirsti, išplėsti, tai va šitas automobilis viską jau vežė savyje. Skirtingai, jisai, kadangi yra didesnis ir vežė didesnį kiekį vandens, tai jame buvo daugiau vietos, jau jame buvo sukomplektuota pneumatinė įranga, aukšto spaudimo pagalvės, kur esant reikalui mes galėdavom pakišti po apačią orlaivį ir jį prikelti. Su kokiais sunkumais gal teko susidurti vairuojant šį automobilį? Taip, jis yra truputį kitoks negu visi standartiniai priešgaisriniai automobiliai.
Ir vienas ypatumas jis dėl to, kad pagamintas Anglijoje. Jo vairas yra daugiau į dešinę, bet galima sakyti per vidurį. Ir vairuojant keliu mūsų eisme dalyvaujant, tai būtų sunku. Dėl to jisai yra oro uosto automobilis. Jo apsisukimo spindulys yra virš 25 laipsnių. Tai labai didelis. Gali pristatyti visų ekipažo darbą gaisro metu? Taip, mes kaip vykdavom į incidentą, tai vairuotojas, aišku, savo vietoje būdavo. Mes atvažiuodami į įvykį ir matydavom, kad pagal ugnies židinį nustatydavom, ar tai yra daug įsiplėtęs ar mažai. Bet visą laiką vairuotojas valdydavo priekinį mažą lafetą su šia svirtimi. Aišku, sustojus reikėdavo susikelti variklio apsukas, kad siurblys palaikytų tinkamą spaudimą. Toliau, jeigu mums reikėdavo dar papildomai vandens pagal aplinkybės, ugniagesys, kuris sėdėdavo už manęs, jis per vidų čianais užlipdavo ant stogo ir pradėdavo valdyti viršutinį lafetą. Trečias ugniagesys, aišku, eidavo į lauką ir ruošdavo atitinkamą gelbėjimo įrangą. Kokias įsimintinas užduotis jums teko vykdyti? Taip, tų užduočių buvo gan nemažai, bet viena įsimintiniausia užduotis buvo 2006 metai, kai pas mus NATO oro policijos misiją atliko Turkija ir kai prie jų lėktuvų nežinomom aplinkybėm buvo užsidegus žolė, kuri pagal vėjų kryptį, galima sakyti, degė link orlaivių. Tad mums labai staigiai reikėjo į tai reaguoti ir šio automobilio, aišku, dėka ir ugniagesių profesionalumų tas įvyko greitai, nes atvažiavus mes iš karto vieną liniją užliejom vandenį su mažuoju lafetu, o su didžiuoju lafetu buvo ne tik galima naudoti kompaktinę srovę, kuri atstumu galima reaguoti, bet jinai skleidžia kaip lietaus uždanga. Ir visą žolę mes taip labai gražiai padengėm ir buvo labai staigiai, efektingai visas tas dalykas padarytas. Šią ir kitą karinę techniką jūs galite pamatyti karo technikos ekspozicijoje 6-ame forte. Ekspoziciją galite pamatyti tik tai su gidu, tad kviečiame registruotis.